Labą dieną, gerbiami draugai, kolegos, taip pat ir migrantai. Šiandien mes kalbėsime tokią temą, kurią vadinsis darbo laikas. Šita tema man tikrai patinka, turbūt tikiuosi ir jums patiks, nes mes visi turim žinoti, kas tai yra darbo laikas. Dabar daugelis pagalvos, kad kas čia sudėtingo. Darbo laikas tai kada mes dirbam. Taip, iš tikrųjų, per tą laiką mes turim dirbti darbdaviui, jisai už tai moka pinigus, bet ne visi žino apie visokius tos laikotarpius, kurie taip pat eina į darbo laiką. Labai yra daug manipuliacijų, darbdaviai nori, kad jūs dirbtum visada daugiau. Taigi dabar pasakysiu taip, kad darbo kodekse tas straipsnis reglamentuoja 111 punktas, pats straipsnis yra 111. Tai jisai taip ir vadinasi darbo laiko savoka. Ir ten viskas yra aprašyta, kas eina į darbo laiką. Tai man šitas straipsnis patinka ne tik dėl tos temos, kad tas darbo laikas, bet ir 3 vienetai. Tai čia mano draugai, kolegos tikrai žino, kad turbūt čia mano mėgstamiausias skaičius, bet toks sutapimas, kad darbo laikas būtent 111 straipsnį. Tai žiūrėkit, ką reikia labai gerai žinot, kolegos. Tai kokių būna atveju. Pavyzdžiui, jūs dirbate arba 8 valandos, arba jums darbo grafikas ten po 12 valandų. Ką jūs turite žinoti? Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jums į darbą 8, 20 jūs turit važiuoti jau namo, 12 valandų. Tai darbdaviai reikalauja, kad, pavyzdžiui, darbuotojas atvažiuotų anksčiau, kad jau būtų pasiruošęs ir kad lygiai 8 valandą ryto pradėtų darbą ir kad 20:00 darbą pabaigtų, o ten jau po to, jeigu reikia persirengti ten ir kažką tai galbūt sutvarkyti, kad tai darytų jau ne darbo laiku, o jau savo išeiginiam, galima sakyti, dienom, nes iki 8 valandų ryto ir nuo 8 valandos vakaro, čia jau jūsų laisvas laikas, čia kaip yra atostogos, nežinau, jūsų laikas, bet darbdavys nori, kad jūs savo laiką naudotumėt darbdavio geroviai. Tai šitoj vietoj čia nėra teisinga. Turi būti taip, darbuotojas turi atvažiuoti lygiai 8 valandą, daleiskim būti darbo vietoje. Vat jeigu jisai dirba kažkokioj tai gamykloje, tai yra rūbinė kažkokia, tai jisai atvažiavo į darbą, jisai kažkur tai, net jeigu aikštelė prie tos gamyklos, jisai įvažiavo į tą aikštelę, reiškia jisai darbo vietoje, jisai nepavėlavo, jisai ten gal 150 metrų iki pastato, kol daeina, ten gal 3 aukštas, lifto nėra, jisai ten vos ne 5 minutės gali jau pasiekti tą rūbinę, ten persirengti, jeigu dar darbui reikalingas kažkoks tai pasiruošimas, ten dokumentus ten pasirašyti, ar ten įrengimų kažkokia tai ten kažką tai padaryti, tai viskas tas turi būti daroma jau darbo metu. Ir, pavyzdžiui, jeigu sudėtingi procesai, kokia nors gamyba ten, nežinau, kažkoks staklis reikia paleisti, reikia ten kažkoks tai paleidimo laikas, tai gali užtrukti ir pusę valandos, kol prasidės tas visas darbo procesas, bet vis tiek tas procesas eina į darbo laiką, nes aš tiesiog dabar trumpai iš savo praktikos, iš savo darbovietės ankstesnės geležinkelį 20 metų dirbau, tai prieš 20 metų taip ir buvo. Vadovai reikalavo, kad mes turėjom atvažiuoti ne lygiai ten, pavyzdžiui, 8 valandą, pas mus nors buvo nuo 7 valandos ryto iki 19. Ne 7 valandą, o ten vos ne pusę 7 persirengti, ten racijos paruoš šablonus, kurie reikalingi buvo darbui, viską jau pasiruošti ir jau ne 7, o jau be 5-7 ar net anksčiau išeiti į parką ir jau, kad darbas būtų pradėtas 7 valandą. Ta darbą pabaigti jau irgi 7 valandą vakaro, jau po to grįžti, po to jau priduoti visus šablonus ten, pasirašytus tos traukinius, po to nueiti dušą, nes pas mus pagal saugos sveikatos reikalavimus mes privalėjom po darbo nueiti dušą, nes ten labai daug cheminių dalelių, sieros visokios, kur vagonai nešvarus. Tai mes turėjom nusiprausti, kad namo nenešti visų šitų nuodingų dalelių, nes vis tiek šeima dėl to irgi gali nukentėti. Tai tokie buvo reikalavimai ir tas dalykas visada turėjo būti eiti į darbo laiką, bet buvo kitaip. Tai žinoma jau, kada aš dar dirbau, bet paskutiniai gal 5 metai, kaip buvo labai daug teismų su geležinkeliu, tai aš jau dirbau taip, kaip priklauso, atvažiuodavau ne anksčiau negu 7 valandą, išvažiuodavau
ne vėliau negu 7 valandą. Ir jau tai galima sakyti, po 6:15 aš jau traukinių nežiūrėjau, aš jau grįždavau į mūsų pastatą, į dušą, ten pridavinėjau visus tos šablonus. Kiti darbuotojai dirbo, bet, kiekvienas, kaip sakyt, gali už save stovėt, kiti dirbo iki 7 ir po darbo jau. Įprasta praktika kaip ir visur, aš manau, kad darbdavys labai stengiasi, kad, išnaudot tą laiką. Jeigu aš moku, galvoja, tai tu tuos 8 ar ten 10 ar 12 valandų turi dirbti ten, tiesiog, jau po to tu ten pailsėsi, po to pavalgysi, tiesiog tu turėti dirbti viską. Bet čia šitoje vietoje taip neturi būti ir įstatymas, kaip sakėt, apsauga yra įstatymo, tai irgi tokių atvejų yra, kad kai kurie darbdaviai gali sakyti, jums pertraukos buvo ten 5 pertraukos po 5 minutės, jūs ten rūkėt, ten, toj pertrauką. Aš dabar jums susumuosiu, per mėnesį ten 20 pamainų, po 20 minučių, ten gaunasi vos ne visą darbo dieną, tai jūs man, kada man reikės, ar skolingi būsite tą darbo dieną, arba aš jums nedamokėsiu tą darbo dieną dėl to, kad jūs labai tų daug pertraukų turėjot. Tai ne, gerbėmėjai, tam pačiam straipsnį, ten daugybė punktų, ten viskas yra aprašyta, kad ten fiziologinės pertraukos, ten medicinos komisijoje, ten privalomas tas laikas, ten nušalinimas nuo darbo irgi jisai įeina, kaip ir, bet, darbuotojas dirbti negali, bet jisai, leiskim, nušalininkas. Bet vis tiek čia yra darbo laikas. Tai ten visi punktai yra surašyti, tai jūs juos turėtumėt žinoti ir tikrai visada galite reikalauti. Dabar labai daug atvejų, kada, pavyzdžiui, reikia važiuoti kažkur, tai dirbam nuolat vienoje vietoje, ten, ar nežinau, ten darbdavys siunčia jums kažkur tai į kitą vietą, ten kažką tai reikia daryti, gal pas jūs toks darbo pobūdis. Tai vis tiek tas važiavimas įeina į darbo laiką. Pavyzdžiui, jūs pradėjote darbą 8, jums reikėjo kažkur tai važiuoti, jūs tik tai 9 valandą pasiekėte ten kažkokį tai objektą, pradėjote dirbti, jums reikėjo grįžti į darbą, tai jūs anksčiau prieš darbą ten valandą baigėt, atvažiavote į ofisą ten kažkur tai, kur jūs dirbat nuolat. Ir tas darbdavys gali sakyti, palauk, tai tu dirbai ten tik tai 6 valandas, valandą tu važiavai, kitą gal grįžai, aš tau mokėsiu tik tai 6 valandas. Arba ten aš tau irgi skaičiuosiu, kad per dieną 2 valandas, po to tu man būsi skolingas. Ir tokių darbdavių yra. Tai žinokit, čia su lietuviais dabar jau tie laikai praeina kažkaip tai, bet vis tiek yra tokių atvejų, bet su migrantais situacija prasta. Aš dabar irgi darysiu laidą rusų kalba, tai ten bus daugiau dėl migrantų, nes man labai daug yra nusiskundimų, kad po 9 valandas dirba, po 10, rašo 8 valandas. Ten kai kurie nori priešinti, sako, ten vienam ukrainiečiui iš vis sakė, kad aš tau šitą leidimą gyventi panaikinsiu, tu iš vis bus išdeportuotas ir kariautaisi, jeigu ten nenori pas mane dirbti. Tai gazdina ir darbuotojai bijo. Tai sakau, su migrantais situacija prasta, ten reikės su jais dar dirbti, nes, aš suprantu, kad žmonės bijo, bet tai nereiškia, kad jie neturi teisės ginti savo teisių. Gali daryti įrašus, gali reikalauti kaip viršvalandžių, bet vis tiek viskam turi būti įrodymai. Tai žinokit, kolegos, šitas lyg tai vienas straipsnis darbo kodeksą, bet jisai, iš tikrųjų labai ne tik kad įdomus, jisai labai naudingas. Žmonės turi žinot savo teisės, visada, kaip sakyt, yra noras, reikalaukit, nėra noro. Norit nemokamai dirbti už dyką, tai kaip sakyt, už tai niekas jūs nenubaus. Tai tiesiog jūs galit, bet yra tokių žmonių, kurie nori ginti savo teisės, žinot savo teisės. Tai ta informacija tokiems žmonėms ir paduodama. Tai dabar, kaip visada pabaigoje, sakysiu, kad vėlgi mes visi, kolegos draugai, lauksim, kada bankrutos nesąžiningi darbdaviai. Tai tikrai aš kada nors ir statistiką žiūrėsiu, vesiu, kad pavyzdžiui per tokį laikotarpį kiek bankrutavo, palinkėsim jums sėkmės, galbūt jie patys taps darbuotojais, padirbės už minimumą, bus labai patenkinti. Tai kolegos, tada dėl šitos temos galbūt tiek, visiems gražios likusios dienos ir iki kitų laidų.